Taigi šiame reportaže matysite mano pirmą pirkimą motociklo motorolerio iš tikrųjų. Ir kaip man sekėsi jį parvaryti namo. Labai sėkmingai. Keiksmažodžių tikrai neužpipinsiu, net nesiruošiu. Taip pat gero žiūrėjimo. Galit piktintis, galite ne. Man nusišikt. Aš tiek kilometrų parėjau pėsčiom. Tikrai nesiruošiu čia kažką dar daryti. Taip kad gero žiūrėjimo. O per šitą vietą. What the fuck, blėt. Aš nesuprantu. Aš tik ką užpyliau benzino. Nu va nahui. O pirkau viskas buvo normaliai. Gražu viskas varu. Nesuprantu kurva. Špysa eit jau. Ir nesuprantu, blėt, nuo ko ir kaip. Nieko atrodo nemažiau. Per duobę pravažiavau vieną ir pėsdėts, blėt. Nahui. Špysa, blėt. Šis skaitosi išasfaltuotas kelias, blėt. Nelabai supratau, bet mane atvedė grinai į Ąžuolaičius. Ne per asfaltuotą kelią, bet grinai per senas Ąžuolaičių fermas. Tai what the fuck, blėt, kiek čia tų kelių yra, nahu, važiuojant nuo pirmo žiedo. Žinoma. Senos Ąžuolaičių fermos. Aš nesuprantu, pro kokį kelią mane čia ta navigacija vedė, bet išvedė grinai senas Ąžuolaičių fermas. O šiaip turėjau ne pro Ąžuolaičių fermą važiuoti, o turėjau važiuoti, blėt, pro ūkininko Rolandą, blėt, tai pro asfaltuotą kelią. O dabar pažiūrėkit, koks kelias. Šakės, ledas, vienas stiklas, kurva. Baisu. Ir nežinau, kame problema čia su šituo. Va, pero čia va, benzinas man bėga. Aš tikiuosi, kad čia nieko baisaus neatsitiko, gal kol chamutas atsileidęs ar kas. Bet man čia yra nelabai graži situacija. O tik nusipirkau motorą. Achujienai, blėt, sekasi man. Va, kaip jis mane atvedė. Ir išlysiu čia, blėt, palei Krikštatėvio namą. Čia palita angarą, va. Daržinė čia, ar kas čia, nežinau. Ir išlysiu palei būdą. Ugnių. Kaip jisai čia mane atvedė, aš nežinau, bet atvedė Ąžuolaičius. Jie įsivaizduoju, na, va. Va. Štai ir aš Ąžuolaičiuose, nahui. O kokia buvo situacija? Nuvažiavau pas pardavėją nusipirkti motorolerio. Atėjau, apsižiūrėjau. Viskas tvarkoj, viskas ledas, uoga. Užsikūrė iš karto, vos tik tai paspaudus starterio mygtuką. Trt iš karto. Dirba. Pravažiavau, viskas puiku, blėt. Ir ką jūs galvojat? Nuvažiavau į degalinę. Aš užsipilu kūro. Ir ką reikia parvažiuoti namo? Net puskelio nedavažiavau, duok dieve, 3 kilometrus nuvažiavau nuo degalinės. Peace, stop. Всё. Nei pirmyn, nei atgal. Nulipu nuo motociklo, pasižiūrėt, kad viskas ten bėga, kiaurai, laša. Saibys. Į subinį išleisti, blėt, 500 eurų, na. Pridedam žalumynų, tai smagūnų laiškų, skanaus tiem, ko valgot, skanę vakarienę ir iki greito.